only know. Gerai. Apžvelgiau 6 klasės standartizuotų rezultatus. Šitas visiškai nesužibėjo. Tiesa, rezultatai pasako viską. O ir Emilijai, be pagalbos, niekaip. Pasilikim jų stebėjimui. Laikui bėgant gal kažkas pasikeis. Palaukit. O apie klasių vektorių kryptis mes pagalvojom. Norint sėkmingai pavogti egzamino rezultatus, reikės tikslios strategijos. Kaip tu, Snieguolė, manai? Ar man vėl auklėtinius atiduosi? O kaip tu, Žydriuk? O ką aš? Dėl vektorių krypties tu teisi, bet dėl auklėtinių klysti. Oho, kaip Snieguolė rimuoja. Nebereikalo tavo auklėtiniai, lituanistai. Gerai, baigiam su poezija. Esminis klausimas, kaip mes pavogsim tuos atsakymus. Pala. Jei prakalbam apie vektorius, tai pagalvokime ir apie skaičių kombinacijas. 1, 1, 2, 2, sum, alt F4. Taip pat reikės ir programuotojo, kuris padės įsilaužti į sistemą. Na, pagalbininką programavimui mes pasirinksim po 8 klasės testų rezultatų, o dabar aš einu į mokymus. Čiau. Labą. Įsit, kur tavo kaukė? Gerai, negaiškim laiko. Imam Matą ir imam Vilių. Daugiau nesiginčysiu. O, programuotojas. Jo reiks, jis gera persona. O dabar aš einu miegot. Gerai, ramiai. Turim bėdą. Tie išprotėję bukiai trikampiai visiškai pakeitė egzaminų tvarką. Tai kad nėra ko nerimauti? Nu ir kas, kad pridėjo tuos tarpinius egzaminus? Matėt papų rezultatus? Viskas kontroliuojama. Na, mano klasių, tai tikrai pasistengia. O matėt Martyno rezultatus? Daugiau miegojo negu mokėsi. Arba Gabija. Pusę metų į pamokas beveik visai nėjo, o rezultatai tiesiog stulbinantys. Viktorijos aerobiniai įgūdžiai aukščiausiam lygiai, bet kalbėjime nieko nepasakė. Gerai, 10 klasės pretendentai aiškus, bet ką darom su tarpiniais? Turim pasiruošti planą B. Gerai, tarpiniai išlaikyti neblogai, bet rezultatai vis vien nedžiugina. Bet pastebėjot, mūsų Viliukas visus tarpinius išlaikė aukščiau vidurkio. Manau, egzaminus išlaikys ir jam mūsų pagalbos tikrai nereikia. Gerai. O ką manot apie Igną? Dažnai jį matau po savo langais, darant į kažkokius meninius projektus. Manau, jis puikiai tiktų. Emilis per mano pamokas elgėsi kaip klounas. Jam iki egzamino, kaip iki mėnulio. Pastebėjau ir Kamilės rezultatus. Jie, sakykim, įspūdingi kaip cirke. Gerai. Turim galutinius kandidatus, dabar svarbiausia pradėti veikti laiku. O kada pradedam pratybas? Nes pakol kas nei pirmyn, nei atgal nepajudam. Rugsėjo 1. Tada jie bus pailsėję, po šventės. Tada žinutės ir išsiųsim. Mes peržvelgėm jūsų egzaminų rezultatus ir jums visiems šansas išlaikyti 0. Taigi mes sugalvojom planą, kaip jums tuos egzaminus išlaikyti 100. Taigi. Dėl šito. O dabar pratybos. Pamoka numeris 1. Tylumas yra jūsų geriausias draugas. Be jo misija žlugus. Atkreipkite dėmesį į aplinką, savo žingsnius ir kaip pradingti akyse. Kas nesugebės, kartos dar ir dar ir dar. Šitas rūžas atspindi tik mažą dalį to, su kuo susidursite misijoje. Jei užduotis atrodo neįveikiama, tai tik jūsų galvose. Kiekvienas neteisingas žingsnis kainuos brangiai. Dar kartą, į poziciją.
Komandai svarbiausia žinoti savo tikslą ir vietą. Tik suderinti veiksmai veda į pergalę. Ginklų naudojimas paskutinė priemonė. Jei pasirodys kraujas, misija baigta. Kur tavo pusiausvyra, Emili? Jei taip ir toliau, tapsi neigiamą diskriminantą. Šaunuoliai, tik nepamirškit, kad mokiniai RNŠ gali būti bet kur. Judėkit kaip šešėliai. Man čia vienam biškį nejauku. Nežinau, man šita apranga veržia. Norėčiau kokią sijonėlę. Apranga tai apranga, bet guys, man atrodo, net tuos ginklus pasiėmiau. Zamai, atsiverk. Tai ar tu durnas? Statybos. Mokytojas šitų metų. Statybos. Lažybos. Vieno trūksta. La 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 la. Radau, bet nėra atsakymų. Planas B žlugo. Inicijuojam planą C. Gerai, tylos. Genijai, keliam rankas. Nu, o dabar patikrinsim jūsų žinias. O dabar tai papuoliau iš šūdų situaciją. Nu ką, einam seniukai. Čia absurdas, gal kviečiam policiją? Nejuokauk, jie turi ginklus.
Tik jūs nieko nepagė.